Sveikas, Mantai. Sveikas, Dan. Esame Vidurio Lietuvoje, apžiūrinėjome rapsų veislės, rapsų kolekcijoje. Triathlon yra viena vėlyviausių žieminių rapsų veislių rinkoje, kaip ir kalbėjome praėjusių lauko dienų metu, susitikimų su ūkininkais metu. Labai svarbu žieminių rapsų veislės pozicionuoti tam tikrais kriterijais, kaip veislių branda, žydėjimas, vystymasis iš rudens, tam, kad suprastumėme veislės ir kad galėtume pritaikyti auginimo technologijos atskiroms veislėms. Kadangi klimatas kinta, genetika ir selekcija taip pat keičiasi, turim suprasti veislės ir turime užtikrinti konkurencingą žieminių rapsų auginimą. Aš žinau, kad agrokoncernas yra sukūręs technologiją triathlon veislė. Tai yra svarbu tam, kad galėtumėm atskleisti visą veislės pajėgumą arba derliaus potencialą. Mantai, tu ūkininkauji, taip pat labai plačiai dirbi su rapsų veislėmis. Kokie tavo pastebėjimai yra apie triathlon? Taip, tai būtent, ką aš vardinu, tai yra teisybė, kad yra viena vėlyviausių veislių. Bet kalbant apie patį auginimą iš rudens, tai yra labai augi veislė, formuojanti didelę biomasę. Tai renkantis, kada prasidės jos darbai, tai reikia rinktis vėlyvą sėją, nes galime tiesiog perspausti auginimą šios veislės, bus per didelė, žiemot. Bet kita vertus, ši veislė išsiskiria labai gerų žemkintiškumų, kuris patikrintas Švedijos tyrimuose. Kodėlgi Švedija? Todėl, kad tenais turime atšiaurias sąlygas ir tikriname tas veislės. Tai šitą veislė, kadangi turi didelę biomasę, tai jinai mėgsta šakotis ten, kur yra pasėta rečiau ir gali įsiplėsti daug plačiau. Tai tikrai neperspauskim su šios veislės sėjos normą, siekime rečiau. Kitas dalykas, jinai labai lėtai vystosi pavasarį, kada šiemet turėjom staigų atšilimą, kitos veislės buvo įspūdingai pakilę. Tada turėjom ribotą galimybę nusipurkšti tam tikrus priemonės. Kai šitoj veislėje buvo visiškai prispausta, butonai uždengti lapais, turėjom galimybę ir pasimaitinti kelis kartus, ir susitvarkyti kenkėjų stiebinius. Taip pat galėjom ir augimą pastabdyti, dar paskatinti šakojimas, ypač tose pasėliuose, kurie buvo per tankus. Ten tikrai reikėjo, nes veislė yra aukšta ir vėliau išstypsta. Kitas dalykas, tai pasiėmiau kelias šaknis, tai ko veislė išsiskiria, tai labai stiprių šaknynų, kuris gali augti tiek į gylį, tiek į plotį. Čia galbūt nematom pilno šaknyno, nes kai šaknys yra didelės, jas reikia įsikasti dirvos profilį, kada įsikastume visą šaknį. Tai būtent toks išskirtinumas yra šios veislės, kad turim geresnį maisto medžiagų ir vandens pasisavainamumą, o kada turim prastesnius dirvožemius, netokios sunkios granulometrinės sudėties, tai būtent tiek aš, tiek kitų ūkininkai, su kuriais kalbėjau ir augina šią veislę prastesnėse dirvose, pastebėjo, kad šita veislė labai gerai auga lengvesnėse dirvose dėl savo šaknies išskirtinumo ir maisto medžiagų pasisavinamumo. Tai kaip matom, čia dalis nukirsta, bet eina šaknis ir gilyn, bet turi ir viršui šaknis, kada turim lietingas sąlygas, kada vandens turim daug, tai maisto medžiagas pasiima ir iš viršutinio dirvožemio sluoksnio, būtent per šitas pridėtinės šaknis, kurios eina gilyn į šonus. Tai matom, kad ta veislė yra tikrai žalia ir jos pjūtis bus vėlyva. Tai ką aš darau, ne pirmus metus, tai tikrai neskubu važiuoti kulti rapsų, nusikuliu kviečius, tada atvažiuoju rapsus. Aišku, tą galima daryti ne su visom veislėm, bet būtent kodėl su triathlonu nebaisu, tas, kad šią veislę turim jau 3 metus ir pernai turėjom krušos sąlygas, kada palikom vėlesnius rapsus ir po tų krušų atvažiavus pastebėjom, kad praktiškai labai minimaliai arba visiškai nesidarė ankštaros ir pasiėmėm tą patį derlių kaip prieš tas pačias krušas. Tai tokie yra šios veislės išskirtinumai, dėl to darom auginimo technologijas, kaip maksimaliai pasimti viską, tiek derlių, tiek aliejų, būtent iš tam tikrų veislių, kurias mes platinam. Tam ir darom technologijas, stebim, tyriam ir galvom įvairiausius bandymus. Tai kaip ir minėjai, triathlon yra labai įvairiapusė veislė, kadangi viena vertus yra hibridas, kurį reikia auginti labai produktyviuose dirvožemiuose, bet lygiai taip pat galima auginti ir lengvesnės granulometrinės sudėties dirvožemiuose, kai kitos veislės turbūt šiek tiek pritrūktų drėgmės arba mitybinių elementų. Labai svarbu tai, kad veislė yra patikrinta Lietuvoje. 3 metus jau platinant šitą veislę, žiūrėjau į duomenis 3 metus iš eilės, nuo 22 metų iki 24 metų. Derlingumu triathlon pasiekė 7% daugiau negu standartinės veislės. Tai kalbant
absoliučiai skaičiais tai yra 280 kg, jeigu prilygint prie dabartinės rapsų kainos, tai yra apie 126 eurus galime įskaičiuoti papildomų pajamų iš hektaro vien teisingai pasirenkant veislę. Tai yra svarbu, tai yra daug, kadangi mes turime užtikrinti rapsų auginimo rentabilumą ir ekonominį efektyvumą. Taip, 7 procentai pakankamai didelis skaičius. Palyginant su kitomis veislėmis, kurios yra standartai, tikrai yra veislės patikrintos, tai kai naujosios veislės 7 procentais daugiau gali prikulti, tikrai ženklus derliaus prieaugis ir skatinu išbandyti būtent šią veislę.